ir šiandien toms komandoms jau nedaug trūksta iki savo sezono vidurkį. Čia ant tų žodžių dar viena klaida. Montvila 19-9. Nedas Montvila iki galo. Ramanauskas surado Perkinsą po krepšiu. Henry vos kamuolio neišmušė, Perkinsos net. Trečiajame kėlinyje. Harrisonas klyri, netaikliai. 2-2 su Raitu žaidžia. Raitas gražiai nusimeta kamuolį Daubariui, bet Daubaris sustabdo. Nedas Montvila. Klyri. Danį turi dar vieną komandinę pražangą iki bonuso. Harrisonas klyri, gauna. Williamsonas aikštėje Jonava Hipokredit komandos gretose. Slavinskas prieš Montvilą. Sustabdytas. 20. Gerokai pagerino kovą po krepšiais Vilniečiai. Žaidimuila atiduoda kamuolį tam pačiam Montvilui. Šis iš toli dar vieną tritaškį patako. Puikiai bando ieškoti Valentino. Valentinas nesugauna kamuolio, bet tai išėjo. Seglinskas pasinaudojo savo prieš paskutinę šarminę Akvilės vandens pertraukėlę. Nedas Montvila. Iš toli. Marcinkevičius Montvilai. Kozys dabar perėmė Montvilos priežiūrą. Randa progą metimų iš vidutinio nuotolio Nedas Montvilas. Tų žaidėjų, kurie gali spręsti atakas. Montvila. Ir būtent vienas tų žaidėjų. Bent jau kol kas. Lygis artėja prie pabaigos. Nedas Montvila. Trečiųjų metų iki praėjusio sezono pabaigos žaidė garsiajame Los Andželo Lakers klube. Balų surinko krepšininkas iš Bosnijos. Montvila po kontakto su varžovu. Jeffersonas, bet jis nebuvo pakilęs ir net apskritai atrodo yra be žaidybinės aprangos. Realiai be 5. Montvila Kuprys Montvilai. Stuknys liko ant parketo, Nedas. Ir Kėdainių Nevėžio problemos toliau tęsiasi. Montvila. Prisideda tai, kad turėtų rezervę žaidėjų. Jie tiesiog nelaukia nieko ir pasipildė tokį kaip pat. Nemažai, tačiau pagrindinis tą lemiantis faktorius, žvelgiant į statistikos protokolą. Galimybės dar nerado. Čia variantas. Jis jau pelnė 11 taškų. Nedas Montvila atsako. Čia nemažai tikrai minučių sulaukė Niklas Stuknys. 15 jo rungtynės šį sezoną. Montvila. Nesusikalbėjo, čia Marčiulionis subrunkė tarpusavio. po krepšiu. Dabar viskas įvyko tobulai. Tobulos atakos reikia ir Kėdainių Nevėžio. Antras pramestas baudos metimas paversta į 2 taškus. 38-39. Savo ruoštų išvykoje po sunkios kovos nugalėjo Utenos Juventus. Čia atkovojo kamuolį puolime Montvila. Pats dabar jis atakuoja iš toli. Laisvas, bet nenorėjo mesti iš toli. Nori mesti McLaughlin. Tu juokauji. Kai taip ilgai užlaiko jis kamuolį mesdamas iš toli, tas blokas atrodė neišvengiamas. Priekio tritaškio zonos netaiklus. Čia gražiai greito puolimo ir Nevėžis Paskolų klubas. Titas Didžgalvis netrukus pasirodys aikštėje. Valentinas iš po krepšio. Jo susidūrimų. Ir Simas Anderis Venė dar vilkėjo Žalgirio marškinėlius. Praktiškai pusė Lietuvos. Montvila. Prie erdvės. Suranda Luko Valentino. Luko Valentino metimas vieną. Ir iš esmės kišenėje. Plius 16 čia, plius 11 Kėdainiuose. Dabar klaidą įsirašo Neptūnas, Montvilos ir moderatorius nuima tą koją vis tiek, šiek tiek kalbant apie gynybą, apie tą intensyvumą. Ir ypač varžovų greitos atakos ir gynybą. Antrajame kėlinyje. Evaldas Šaulys.
baigęs ketvirtį taiklių metimų ir čia klaida. Uteniškių žaidime trečiose 17 taškų skirtumų. Tad šiuose iki šiol vykusiuose dvikovose Laimonas Eglinskas yra iškovojęs 5 pergalės. Čia Nevėžis, perimtas kamuolys. Kai kamuoliu taip dalyjasi aukštaūgiai ir reikia tiesiog nulenkti kepurę prieš Kenny Bokto. Jo debiutas Lietkabelio komandoje tikrai nebuvo lengviausias. Meta dabar iš tolimos distancijos. Ties klaidos riba Neptūnas ir Nedas Montvila perima